Sveiki visi! Šiandien pagal mano paakių papuošimą tikrai supratot, kad kalba eis apie paakius. Apie paakių maskavimą, kažkokią priežiūrą. Iš karto įspėju, kad aš nesu kosmetologė ir realiai tai, ką aš galiu pasakyti apie priežiūrą, tai yra tik iš mano patirties. Bet gali būti, kad jums irgi ta informacija bus naudinga. Kas liečia priežiūros, aš papasakosiu kelias gudrybės, kurias žinau aš. Jeigu žino dar kažką daugiau, tikrai lauksiu jūsų laiškelį, parašykit. Žinosiu dar daugiau ir galėsiu papasakoti apie tai kitiems. Iš ryto, kai tik atsikeliat, labai siūlyčiau pažadinti paakiukus ledukais, kuris parašėt iš vakaro arba net parašėt daug anksčiau, keliom dienom iš eilės. Ledukai gali būti iš žalios arbatos, nes žalia arbata tonizuoja, šiek tiek patempia ir naims paburkimą. Jeigu jūsų problema būtent kažkokie patinimai paakių, kaip pavyzdžiui, tai yra mano problema, tai irgi yra gera išeitis tie ledukai. Tai mes tiesiog paimtumėm leduką ir pravestumėm per paakį labai gerai jos tonizuodami. Taip pat jūs galite padaryti ledukus iš šalavijo arbatos, tai jūs tiesiog užvirinat arbatą iš vakaro, visą tai supilat į ledukų formeles ir įdedat į šaldymo kamerą. Ir rytoj jūs jau turėsit labai gerą vaistą jūsų paakiukam. Ir aišku, jeigu nepatinka ledukai, jeigu nepatinka tas šaltis, jūs galite paruošti arbatą šalavijų iš ryto arba vakare, arba kada jam reikia būtent palepinti savo paakiukus. Ir tiesiog, kaip darau dabar aš, dėti su diskeliais savo ant paakių. Įmerkit diskelį į šalavijo arbatą, prieš tai pakirpkit per pusę ir dėkit. Geriausia, kad arbata būtų šilta ir kol jinai bus ant jūsų paakių zonos, jinai atšals. Tai jeigu jaučiat, kad jau atšalo, vėl įdedam į arbatėlę ir keičiam. Taip jūs galite žaisti 10 minučių 15, realiai tiek, kiek jūs galite sau leisti. Aišku, valandos neverta, bet būtent po šitos procedūros jūs pamatysit, kaip ant akių tiesiog jums sumažėjo tie maišiukai. Aš dabar turiu tą papuošimą, aišku, be nieko, be jokios arbatos, tiesiog norėjau labai simboliškai pradėti šitą video, kad jau tikrai neapsiriktumėt ir jeigu jūsų paakiai nedomina, tai jo nežiūrėkite. Nuimsiu. Sekanti dalis šio video bus būtent apie tai, kaip man tos patinimus paslėpti. Aš pasakosiu apie kosmetikos priemonės, kur naudoja daugiausia gal jums ir grožio salono savo specialistės ir taip pat jūs galite naudoti pačios tai namuose. Parodysiu kai kurias priemonės, kurios yra šiek tiek brangesnės arba kurios yra pakankamai biudžetinės ir kiekvienai dienai jūs drąsiai galite jos naudoti, nes šiaip brangesnės priemonės dažnai turi savyje silikoną, o tai gal nelabai gerai paakiams dėl to, kad mes stipriai sausinam paakius silikonu. Kaip jau sakiau savo video apie veido valymą, paakiam reikalingas kremas, atskiras kremas, kuris labai rūpinasi šią švelnią zoną. Taip jūs jos pamaitinsit, nes didžiausia problema paakių maskavime yra tai, kad jūs maskuojat spalvą ar kažkokį patinimą, bet jūs visada paryškinat raukšlytes. Būtent tai dažnai duoda sendinimo efektą ir dažnai moteris sako, o aš atrodau senesnė su konsilieriu, tai gal geriau aš to konsilierių nenaudosiu. Drąsiai galite naudoti, tiesiog reikia žinoti tinkamai, kaip paruošti odą tam, kad konsilieris atrodytų geriau. Ir kokį konsilierį geriau naudoti, ypač kiekvieną dieną. Nes vis tiek šie mano video daugiau skirti moterims neprofesionaliams. Mes labai stipriai sudrėkindami paakius jau galim sulyginti raukšlytes, dėl to, kad kuo sausesnė oda, tos raukšlytės matysis daugiau. O raukšlytis čia yra pas visas, nesvarbu kiek jų metų, dėl to, kad tai yra judrioji zona, jų mums reikia, kad nors mirksėti galėtumėm. Geriausia, jūs prieš dedant kosmetiką užsidedat savo kremą, pabūdant 10-15 minučių su to kremu, paskui tai, kas neįsigėrė, jūs imat servetėlę ir patapšnojat savo ant tų vietų, kur buvo kremas, kad nuimti perteklį. Ir paskui dedat tą pačią bazę ant akių, ką naudojat ir ant veido. Nes didžiausia konsiliero problema, kad jame yra mažiau drėgmės nei kreminiai pudrai. Ir kai jūs dedat konsilerį čia ant neparuoštos odos be drėkinimo, jūsų oda iškart pradeda siurbti tą konsilerį į save ir bando prisigerti iš jo, bet kadangi jame labai mažai yra jai duoti to vandenuko, tai oda ima viską, ką
turi ant savęs ir dėl to jūsų oda atrodo labai stipriai pasausėjusi. Taip pat papasakosiu apie tai, kaip jums išvengti to, kad jūsų kosmetikos priemonė nesubėgtų į tas raukšlytes, nes tai yra didžiausia problema ir dažnai visi galvoja, kad jeigu profesionalus šešėliai nesubėga ant vokų ir dėl to, kai eini pas profesionalą, po jo išeini ir gali visą parą vaikščioti su gražiu makiažu, ne. Tiesiog profesionalas žino, ką reikia padaryti tam, kad tie šešėliai nesubėgtų. Aš paimsiu concealerį. Realiai dėl savęs jūs galite naudoti labai skirtingus, jų yra labai daug. Po to, kai aš uždėjau kremą ir bazę, aš ant paakių turiu uždėti kreminę pudrą. Nes vėlgi kreminė pudra savyje turi dar drėgmės ir jūsų oda vis dar galės maitintis. Ir plus tai bus toks kaip kažkokia apsauga tarp odos ir concealerio. Tik čia dėkite ją ploniau, kad vėlgi tos zonos neapkrauti. Iš profesionalios kosmetikos man labai patinka MAC, apie šį concealerį aš jau pasakau, bet jis yra silikoninis, tai realiai jame drėgmės yra ypač mažai. Iš Makeup Atelier concealeris yra daug skystesnis ir daug kas gali pagalvoti, kad koks jis yra geltonas. Ir aš vis dažnai girdžiu, ar concealerį reikia imti šviesesnį už odos toną. Esmė ne tame, ar jis yra šviesesnis ar tamsesnis. Daugiau jums turi rūpėti, kad jis panaikintų jūsų problemą. Tai jeigu jūsų paakiai yra stipriai pamėlynavę ar yra kažkokio violetinio pigmento ir tikrai mes visi dažnai jį turim, nes čia yra tokia kraujagyslė ir nuo jos prasideda tas pigmentas, kuris pereina ant paakio. Tai jūs turite turėti oranžinės arba gelsvos spalvos kažkokį concealerį, kuris uždengs jums tą violetinį mėlyną spalvą, nes priešingų spalvų viena iš savybių, kai užsideda vienam kitos, jos viena kitą neutralizuoja. Jeigu jūsų paakiai yra pilkšvi, pilka spalva visada neutralizuoja rausva. Tai, pavyzdžiui, aš čia turiu Makeup Forever Lift Concealer. Jis yra labai švelnios konsistencijos ir jis savyje turi rausvumą. Tai jis gražiai labai užtušos bet kokią pilką spalvą ir jūsų paakiukai bus labai gražus. Svarbu dėti priešingą spalvytę būtent ant mėlynės ar papilkėjimo zonos. Nereikia jas dėti visur, kur tos spalvos nėra. Spalvą, kurią jūs uždažot, jūs turite būtent ant jos ir dėti tą kitą spalvą, nes ant paprastos odos visada matysis pati spalva, arba rausva, arba gelsva. Apie korektorius pasakysiu jums, kad ant paakių zonos jų nedėkite. Kodėl? Tai yra labai tvirtos konsistencijos, riebi priemonė, kuri apsunkins jūsų paakius ir tikrai pabrėš raukšlytes, nes jau šituose priemonėse tai tikrai yra labai mažai drėgmės, dar mažiau negu concealerį. Tai korektorius paakiam geriau nenaudokit, nebent tai yra profesionalus naudojimas arba jūs darot veido kontūravimą. Aš šiandien nenaudosiu savo kažkokių profesionalių priemonių, aš panaudosiu paprasčiausią concealerį iš L'Oreal. Jis turi savyje geltonos spalvos ir labai tinka mano odai. Concealeris galite užtepti arba su teptuku, arba su pirštais, arba jeigu jis toks pieštukas, galite tiesiog įtepti su jo, ypač jeigu jis yra jūsų ir kitiems žmonėms, jūs jo nenaudojat. Ir dabar ant kurios zonos mes dedame. Mūsų mėlyniausia ir tamsiausia zona yra šita zona prie pat nosytės, vidinis akies kampas. Čia aš jį ir dėsiu. Jeigu yra mėlynytė, aš dėčiau ant pačios mėlynės. Jeigu yra kažkoks patinimas kaip pas mane, aš dedu ant tos zonos tarp paakio ir odos, kad nuimti patinimą maksimaliai. Ir ištempiu šiek tiek į viršų, šiek tiek į apačią. Imsiu beauty blenderį ir patapšnosiu su juo. Ant beauty blenderio šiek tiek dar liko kreminės pudros, kurią saudėjau, tad jinai šiek tiek dar sulygins mums concealerį su odos spalva. Man asmeniškai geriausias įrankis paakiams tai yra beauty blenderis, nes jis yra šlapias, jis dar daugiau duoda drėgmės. Tapšnojant aš galiu kažkokį concealerį nuimti perteklių, jeigu jau yra per daug. Jūs taip pat galite tapšnoti su pirštais, bet labai svarbu neglostyti, nes kai mes glostom, mes realiai išglostom visą tą concealerį, ką mes ką tik pridėjome. Naudos iš jo nebus.
Aišku, aš negaliu visiškai pilnai nuimti patinimą su kosmetikos priemonėm, nes tai yra kažkoks pakilimas, bet sumažinti jo įdubimą tikrai galiu ir jis netaip matysis. Kaip padaryti, kad man čia niekas nesubėgtų ir taip pat nesubėgtų šešėlį. Tai jūs imat tokį pufą arba blateraciją. Šiaip man patinka ir tas, tai realiai gal čia tiesiog labiau prieinamas dalykas. Jis yra beveik kiekvienoj pudroj, o blateracija tai jau toks vienas iš beauty blenderio šeimos, tokias kaip daugkartinės matinės servetėlės. Aš paimsiu byrę pudrą su blateracija, šiek tiek nuimsiu su pirštais ir gerai patapšnosiu ant tų zonų. Su pirštais aš nuimu, kad nebūtų per daug sausa. Jeigu jūs norite daryti su kompaktinė pudra, geriau išvenkit arba dėkit labai ploną sluoksnį. Jeigu jums jau spėjo iki birios pudros subėgti kažkas, tai iš pradžių jūs viską glostykit, kad jūsų visos raukšlytės susilygintų ir dėkit jau tą byrę pudrą paskui ant viršaus lygios odos. Nes kokį užfiksuosit, tokia ir ten ir liks. Ta patį jūs darot ir su viršutiniu voku. Aišku, aš dabar darau virš šešėlių, bet jeigu jūs norit, kad šešėlį nesubėgtų ant kreminės pudros, kurios čia uždėjot, jūs imat ir fiksuojat su byrė pudra, su pufu, blateracija. Štai ir tokios paslaptys. Ant viršaus ir dabar dėtumėt šešėlius, jums tikrai nesubėgtų net pigiausi šešėliai žemėje, tikriausiai. Pigus, nekokybiški šešėliai, jie gali neturėti gero pigmento, gali būti pakankamai tvirti, jie gali būti daugiau byrus, bet subėga į jūsų kažkokius susiraukšlėjimus, jie tikrai ne dėl to, kad jie yra kažkokie neprofesionalūs. Aišku, su profesionaliais šešėliais tiesiog dirbti yra daug paprasčiau, bet su biudžetiniais šešėliais irgi galima daryti nemažai gražių makiažų. Tai tiek aš norėjau šiandien papasakoti jums. Jeigu jūs dar kažkas domina, jūs galite visada pasiklausti, tai palengvinsit man darbą ir gal neapkrausiu jūsų informaciją, kuri jums yra visiškai neįdomi. Jūsų komentarų, atsiliepimų, klausimų visada laukiu savo Facebook puslapyje. Jums linkiu šilto, gražaus ir nepakartojamo pavasario. Šiandienai bus tiek. Ačiū jums labai. Iki kito karto. Ate! Oh my Lord, I don't believe in it.